Projekto dalyvius atgaivina vanduo Akvilė. Dainos, žodžiai, muzika, jos visos apie tave. Kelio jau atgal nėra, nes tai tik pradžia. Aš jaučiuosi pagerbtas šitam projektui. Sykių daug, taip nieko ir nesupratau. Geriau už tave, geriau. Vieną aš tvirtai žinau. Daug geriau. Oi, vyručikai, gerai. Kad kokių tu nenuleis akių, jos verkia, aš girdžiu, palies mane žvilgsniu, nors aklas, bet jaučiu, nenuleis akių, jos viskas, ką Tu privalai nedrįsk nuleist akių. Nenuleisk akių, nenuleisk akių. Ko neatsisukai? Ko nespaudė dabar? Kodėl Donatai nespaudai? Maščiau. Apšalęs buvo. Ir apšalęs irgi. Labas, Sveiki. Nušalęs. Labą dieną. koks tavo vardas? Algirdas. Algirdai, kam imti kūrinius, kurie ir juos kopijuot, bandyt kopijuot ir tą daryti blogiau, nes tikrai buvo blogai, nepyk. Turiu omeny tas kopijavimas visas. Jeigu jau pasirinkai, tai padaryk savo interpretaciją, padainuok paprasčiau, savaip, kitaip. Patikėk, tikrai sužavėtum ne tik Donatą, mus visus čia sėdinčius. Ateityje galbūt tiesiog rinkis arba paprastesnius kūrinius, arba atlik savo balsų ne kieno nors, bet gražiai, nuoširdžiai, taip kaip tu moki. Kai mes čia turim ne pavyzdį originalą, tai visada yra taip, kad, Ačiū. norisi, kad arčiau. Aišku, tu šį vakarą geriau už jį padainai, bet Vietomis tikrai taip. vietomis tikrai buvo žiauriai gerai. Jis nesusinervino. Kaip jiems čia taip išėjo? Daužiau į stalą. Aš galvoju, o gal tam tikrų metų ir Donatas Montvydas būtų taip pat šitą dainą padainavęs. Kiek jūs Tokiais metų jaunuolis? liuksais, su tokiam klaidelėm. 19? Aš vienareikšmiškai, jeigu kalbėtų apie tam tikrą laiką, tai prieš 5 ar 6 metus vienareikšmiškai. Ko gero, tai gyva jums ir pavyzdys. Ateis laikas, kai jūs su savo galimybėm galbūt dainuosite taip, kaip galėsite tą padainuoti, kaip tai daro Donatas, bet tai yra ne šiandien. Nes tos klaidos, kurias jūs vėlgi stengdamasis mus nustebinti darėte, labai badė ausį ir nieko čia jau padaryti mes negalim su tuo. Trumpai liaudiškai šnekant, vietomis iš didelio noro, iš didelio rašto tiesiog išėjote iš krašto ir iš dainos, nes jautėsi iš jaudulio ir net su ritmika buvo problemų. Tai šitą jautėt ir jūs turbūt. Kalbės originalas. Aš tik tai prisidėjau prie šio kūrinio, bet nežinau, ar tai svarbu, bet man, aišku, pirmiausia, be galo malonu, jog šis kūrinys yra apskritai traukiamas į šitą repertuarą ir jog žmonės atlieka jį. Ir tiesą pasakiau. Ir jog visgi tai yra kūrinys iš tikrųjų, jis ne tai, kad nepaprastas, bet jį atlikti nėra paprasta. Ir jame nėra vietos, kur atsikvėpti. Tokia ir buvo mintis, kad vientisai tą liniją reikia vesti. Tai yra pakankamai sudėtingas toksai dalykas, bet jaučiasi pastangos, jaučiasi, kad tu jauti, ką tu nori pasakyti, bet kol kas tavo gal galimybės neleidžia. Bet čia tik tais laiko klausimas, kaip Arūnas ir sakė, prieš 6-8 metus aš ne tai, kad nebūčiau kibęs, aš nežinau, ką aš būčiau daręs apskritai. Net suktuką nepadarydavai. Kulverstuką galėčiau, bet nedaugiau. Taip, kad aš manau, kad mes visi lauksim tave kitais metais. Tiesiog aš šiandien norėjau rizikuoti ir nesigailiu, kad rizikavau. Nes jūs kažką gero vis tiek pastebėjot manyje. Džiaugiuosi vieną. Be abejo. Super. Ačiū tau. Gerai. Ačiū tau. Viso gero.